Sveiki, žodžiu, buvau Open lyderystės stovykloje ir dabar čia realiai man čia baisiai patiko, buvo daug geros ir linksmos veiklos, užsiėmimų ir visko daug pamatėme, pasivaikščiojome ir buvo labai linksma šiaip iš tikrųjų. Ir džiaugiuosi, kad atvažiavau čia ir dalyvavau. Dėkui. Labą dieną. Labas. Ar galite prisistatyti? Austėja, būsiu iš Šiaulių. Kaip jums patinka Open lyderystės stovykloje? Puikiai, labai daug draugų, linksma labai. Jo. Kokia jūsų mėgstamiausia spalva? Žydra. Ką manote apie vadovus? Geri, labai draugiški. Kokia jūsų mėgstamiausia vadovė? Palauk, užmiršau. Sandra. Gerai, ačiū. Viso gero. Visa. Sveiki. Ar galima jūsų paklausti, ką manote apie šią Open stovyklą? Pone, palaukit. Ką manote apie Open lyderystės stovyklą? Manau, kad buvo labai linksma. Žmonės yra čia visai linksmi susirinkę. Ne visi, bet daugelis. Ar jums patinka naktis ar diena? Naktis. Kiek yra Žemėje žvaigždžių? Daug. Nesuskaičiuojamas skaičius begalybė. Bet tai Žemėje nėra žvaigždžių. Žemėje yra žvaigždės, ta prasme žmonės, tai tie populiarūs, žymybės. Kokia jūsų mėgstamiausia vadovė? Darjana. Ar grįžtume dar? Titas! Ačiū. Ar grįžtume dar į šią stovyklą kitais metais? Grįžčiau. Ir turbūt grįšiu, jeigu nebūsiu išvažiavus ar neturėsiu kažkokių planų. Ar jums sumokėjo, kad jūs čia dalyvautumėt? Ne, nesumokėjau, aš pati savanoriu, mane sesė pakvietė. Ar jūs sutiktumėt savanoriauti šioje stovykloje? Sutikčiau. Labą dieną. Galit prisistatyti ir pasakyti rolę šioje stovykloje. Esu jaunimo darbuotoja, Open stovykloje, esu kaip ir vadovo vaidmenį. Aišku, kokia jūsų yra mėgstamiausia vadovė šioje stovykloje? Mėgstamiausia vadovė, tai aš pats. Ar norėtume dalyvauti šioje stovykloje kitais metais? Aišku, be klausimų, be komplimentų, be komentarų, be nieko. O kokia jūsų mėgstamiausia spalva? Žalia. Kaip vertintumėt šią stovyklą? Aš tai manau, kad 10 balų. Iššūkiai visada yra vertinti aukščiausių balų. Ačiū labai ir viso gero. Sveiki, ką manote apie šią stovyklą? Manau, kad viena geriausių stovyklų. Puiku. Ar sutiktumėt dalyvauti šioje stovykloje kitais metais? Tikrai taip, be šios stovyklos įsivaizduoju savo vasaros. Geras. O kokia jūsų mėgstamiausia spalva? Žalia, tokia kaip Open logotipas. Oho. Ačiū labai, susitiksime kitais metais.